Sveiki ligoniai. Jums trumpas reportažas iš Bosnijos ir Hercegovinos. Pegelyčia, ar kaip jis ten vadinasi, ar Peteliškių telkinys. Žodžiu, veiksmas prasidėjo vakar. Vakar atvažiavom, neįsimiegoję, iš tikrųjų pavargę nuo kelionės, tai tik filmavimą pradedu šiandien. Naktį, iš vakaro tiksliau, ten buvo tokie trumpi, kvaili pašėrimai. Sumestos 3 meškerės buvo, dėja, tas ir labiausiai mane nubaudė. Vėl likau nemiegojęs. Visos 3 meškerės ir visi 3 karpiai. Svert tikrai nesvėriau, nes lyjo lietus, bet vienas pirmųjų buvo didesnis, tai spėt, nežinau, nebandysiu spėti svorio. Tegul tai ir lieka klausimų. Dabar ryte po kavos, po biškį tokio atsigavimo pradėsim patrupyti žūklę. Su mumis iš viso yra kompanija nemaža, tai Darius, dar vienas Darius ir Šarūnas. Vakar Darius turėjo pagavęs 2 karpius iš vakaro, naktį karpį. Šarūnas, meluoju, dar Darius ir šamą turėjo pagavęs. Šarūnas šįryt ištraukė šamą ir dar vienas dariukas naktį amūrą ir karpį. Štai tokie rezultatai po nakties. Jokių nuotraukų, meluoju, viena nuotrauka yra kitam fotoaparate, kurio įdėsiu. Viena žuvies, visų kitų dėja kol kas nenupaveiksluota. Dabar kągi, žūklę pradėsim nuo šėrimosi turbūt, po to jau viską ką ant kabliukų dėsiu. Taigi, į kelionę man testavimui, pabandymui davė 2 gamintojai savo boilius. Tai pirmiausia bus vienas iš jų Tandem A, ko apie juos tikrai nieko nežinau ir nieko negaliu pasakyti, tai yra naujiena. Tikėkime, tai yra vaistiniai kvapai, tai yra braškė ir po to dar turiu ananasą maišytą su priedais. Šitą visą ant vienos meškerės ir jau išbandyta iš tikrųjų ir protestuota, tai garsų bailiukai. Tai yra KG1 ir turiu Bela bailiukus. Vat po vieną ant meškerės. Ir po to, kaip sakoma, višiukus skaičiuosime rudenį. Kas bus geriau, kas bus blogiau. Tai tiek kol kas informacijos. Apie šėrimus, žūklę, viską. Will be continue. Perduoti linkėjimus Šarūnui Kasiuliui iš Kalvarijų, iš Dūšios. Nu ką, pradedam rodyti jums ant to, tai ant ko mes gaudysime. Kad nebūtų klausimų jokių. Taigi viena meškerė užmesta, tai yra su garsu Bela. Antrą dabar, ką aš bandau dėti, gryną, taip pat plika, tai KG1. Noriu, kad jisai būtų be priedų, grinai tik šitas bailiukas. Mes gražiai dėsim 1,5 bailiuko, plaukas pakankamai ilgas. Gražiai perlaušim, būtent perlaušim, neperpjausim. Vat padarysim tokį
Senį šaltį gražų. O štai mūsų laubekas su KG1 bailiuku. Bandau mes, lauksim rezultatų. Taigi, trečią meškerę, kaip ir žadėjau, rodau, kad naudojam tandemą. Tandem A. Tai 2 Aleksandrų iš Vilniaus naujas produktas. Dedu 2 dumbelius ir bandysim nebe ant laubeko, o ant klasikinės sistemėlės. Pradžioje visą tai į dipuką. Dipuką aš ne tave kviečiu. Ir į mišinuką. Kas šitas mišinukas? Iškart sakau, nežinau. Tai čia yra visokių grožybių. Ir tarp kitko labai neblogai kvepia. Šitą visą palieku keletą minučių apdžiūti. Ir jau po to dėsiu ant kabliuko. Kaip ir žadėjau, išlaukiam tas minutės. Ir bandysim. Dedu ant klasikinės sistemos. 2 dumbeliai yra skęstantis ant trumpo plauko, nes labai tikiuosi, kad jo susidomės amūrai. Amūrų čia tikrai daug, nes šalimais žvejoja kaimynai, tai matėm ne vieną ištraukę. O taip. Štai tokia klasikiniu būdu ant trumpo plaukelio, kad būtų didesnė tikimybė, kad pasikirs amūras. Kągi lauksim. Toliau, aš tokia nežinau su Bela, su ananasu, su ne Bela, KG1 spėliuoju.
Scenarijaus autorius Šarūnas Kasiulis. Jos taip švelniai vilioja mane, jos kaip akys mano bernužėlio. Aš mačiau ją šiandieną sapne ir jaučiu aš, kad vasara eina, sužydės vėl laukai gėlėmis, vėl jausmai mano širdin ateina, rūgė gėlės vėl bus su mumis. Vasaros rūgė gėlės, jos taip švelniai vilioja mane, jos kaip akys mano bernužėlio. Aš mačiau ją šiandieną sapne ir jaučiu aš, kad vasara eina, sužydės vėl laukai gėlėmis, vėl jausmai mano širdin ateina, rūgė gėlės vėl bus su mumis. Vasaros rūgė gėlės, jos taip švelniai vilioja mane, jos kaip akys mano bernužėlio. Aš mačiau ją šiandieną sapne ir jaučiu aš, kad vasara eina, sužydės vėl laukai gėlėmis, vėl jausmai mano širdin ateina, rūgė gėlės vėl bus su mumis. Biški užpaklį žemyn. Завтра я свои погоны положу на полочку, соберу друзей за стол, открывая водочку, крикнем громкое «Ура!», подливая другу, и запляшет до утра бутылек по кругу. По 100 грамм за генерала, по 100 грамм за адмирала, за полковников, майора, за военных прокуроров, по 100 грамм за капитана, тех, кто служит неустанно. И, конечно же, ребята, по 100 граммов за комбата наливайте, не жалея, жизнь как длинная аллея. Пробежался и погоны украшают полочку. Слава богу, что врачи позволяют стопочку. Обниму жену, подругу нежную и верную, подолью в стаканчик другу и споем, наверное. По 100 грамм за генералов, по 100 грамм за адмиралов, за полковников, майоров, за военных прокуроров, по 100 грамм за капитанов, тех, кто служит неустанно, и поднять не побоюсь, 100 за повариху Нюсю, за буфетчицу Марусю, Таню, Свету, Лену, Дусю, за зеленого сержанта, 100 за славного курсанта, за лейтенка. И, ребята, по 100 граммов за комбата наливайте, выпьем дружно за святую нашу службу. По 100 грамм!
что-то не устану и поднять не побоюсь. Что за повариху Нюсю, за буфетчицу Марусю, танец Светуль и Медусю, за зеленого сержанта, что-то славного курсанта, за Лепеху и ребята по 100 граммов, за комбата наливайте, не жалейте.